Šventi simboliai. Ši taurė yra naujojo sandorio mano kraujyje. Kiek kartų gersit, darykite tai mano atminimui. Pirmas laiškas Korintiečiams 11 skyrius 25 eilutė. Viešpaties vakarienė yra šventas simbolis. Pilnas jėgos ir gyvenimo. Jis pats joje dalyvauja, kai mes ją švenčiame. Krikštas yra šventas simbolis, teikiantis jėgų nematomam ir matomam pasauliui bei mums. Kryžius yra šventas simbolis. Santuoka yra šventas simbolis, parodantis, kokia turi būti vidinė imtinė bendrystė tarp santuokos, bažnyčios ir jauniko. Jėzaus. Vaivorykštė yra Dievo malonės simbolis po potvynio. Velykų ėriukas yra šventas simbolis, nurodantis į pavaduojančią Jėzus mirtį ant kryžiaus. Petro drabužio skautai, per kurią žmonės buvo išgydyti, yra šventas simbolis. Rankos, kurias uždedama ant ligonio, yra šventas simbolis, pilnas dvasios jėgos. Kai kurios bažnyčios galbūt turi per daug savo sukurtų simbolių, ritualų ir mano, kad vien tik ritualų pakanka, jos jais tiki ir pasitikė. Todėl kitos bažnyčios griežtai atmetė visą šventą simboliką ir nenori su ją turėti niekas bendra. Jie nededa rankų ant ligonių, nes Dievas gali išgydyti ir be jų. Visi Biblijos simboliai kritikuojami ir pašalinami. Svarbiausia tampa vien širdies įsitikinimai. Tačiau Dievas pats davė šios šventus simbolius. Per viešpaties vakarienę Jėzus tikrai yra kartu. Jis tada veikia mumyse. Krikšte jis atidžiai žvelgia mus ir džiaugia mesus, siunčia savo dvasią. Kryžius yra labai galingas, kai susiejama jame šį ženklą su Jėzumi ir užpildome jį jo gyvenimo ir galybę. Rankos, kurias kupinė tikėjimo uždedame ant ligonio, tampa gydymo kanalu. Kartais galime to nesuprasti, bet Dievas sukūrė šventus simbolius ir ženklus. Ir yra gerai, kai mes jų laikomės. Tai jo tikėjimas, kurį jis nori sustiprinti per ženklus. Jis duoda save mums į rankas, padarė save prieinamą. Jis padeda mūsų tikėjimui per Bibliją, joje prašytus ženklus. Ar norime juos giliai gerbti ir juose susitikti su Dievu? Jei ženklai ir ritualai tau padeda suprasti Jėzų, per daug nesijaudink. Bet jei jie yra tik bažnytinė tradicija, jie dažnai propaguoja krikščioniškus prietarus, prieštaraujančius Kristaus pažinimui. Mes juk norime susitikti su Jėzus Kristumi ir jį pažinti. Ačiū Jėzau už šios malonės ženklus. Jie labai padeda man su tavimi tikėti. Taip aš turiu kažką apčiuopiamo, ką galiu suprasti, ir tu pripildai šios simbolius savo galios. Kaip gerai, tu mus supranti. Tu žinai, kartais mums reikia šių malonės ženklų. Amen.